My Winter karas jau oficialiai yra išeitas ir šiandien mes nueisime apžiūrėsime pagrindinius dalykus, aprodysiu visas pradžios detalės, kaip reikia pradėti šitą žaidimą, ką jums reikia žinoti prieš pradedant ir galiausiai parodysiu, kaip reikia įsigauti Kores ir Vetą. Tokia Winter karo išleidimo proga, nepamirštam amigos paspausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia, šanom prie video. Gerai, visų pirma, kaip matote, mes jau negyvenam pas tėvus, mes esame išsikraustę į miestą gyventi. Matosi, kad pirmoji mūsų išsikraustimo diena biški praėjo per daug linksmai, tai dabar mūsų nuolatinis gyvenimas bus čia. Dar tėvų namai egzistuoja, dar vis galima pas juos nuvykti, bet gerai, nuo ko mums pradėti ir ką mums reikia žinoti. Tik užėjus mes iškart matome naują hudą, kuriame yra dasidėjus problema, kūno temperatūra ir prakaitavimas. Ir dabar matote, kaip mano kūno temperatūra yra raudona, tai reiškia, kad aš esu šiltai. Ir tik užėjęs į namus mes iš karto turime mūsų aprangą. Yra du tipai, yra vienas pavadinimu Winter Coverall, tai toksai kaip kombizonas, o šitas yra kaip tokia striukutė. Ir šiaip šitas yra dalykas svarbesnis, į ką jūs turite atkreipti dėmesį. Ir dabar, kai žinote, yra žiema ir neveltui yra kūno temperatūra mums nurodoma. Dabar laukia yra biški minusinė temperatūra ir dėl to priklauso, kokią jūs aprangą apsirengsite. Ir sakykime, laukia nėra labai šalta ir jūs tiesiog išeisite su visu kombinzonu, tada jūsų prakaitavimas didės. O tai yra dalykas, kurį reikia prisižiūrėti nuo pačio oro. Jeigu laukia yra šalta, apsirenkite kombinzoną, jeigu yra netiek šalta, užsidėkite tiesiog džeketą, kad labai neprakaituotumėt. Bet dažniausiai aš tiesiog užsidėsiu kombinzoną. O taip aš užsidedu. Matosi, kaip aš namie iš karto pradedu prakaituoti. O jį nusiemus, tai tiesiog reikia pažiūrėti į apačią ir iš karto pamatysite Remove Coverall. Su F nusiemate. Tai va, drabužius irgi prisižiūrėkite, yra didelis dalykas. Ir tuo pačiu mes savo namuose turime radiatorių, kuris irgi veikia. Nuliukas yra išjungimas radiatoriaus. Minusas yra pajungimas, tuo pačiu mes dar turime temperatūrą, kuri maksimaliai gali nueiti iki 30. Manau, ant kokio 20 galima būtų palaikyti. Aišku, radiatorius elektrą jums naudoja. Tad jeigu laikysite ant 30, tai tada tiesiog teks daugiau susimokėti, bet aš manau, aš biškai padidinsiu temperatūrą, nes mano kūno temperatūra labai nukrito. Tada mes turime mūsų kambariuką ir svarbi detalė yra žadintuvas. Dabar, kai atsirado darbų šitam žaidime, jums būtų gerai nepramiegoti, o tą galite padaryti su žadintuvu. Tiesiog, kur yra timesetas, su F raide paspausinėkite, kada jūs norite, kad jūs prižadintų. Tarkim, norėčiau, kad mane 7 ryto, nusistatau 7 ryto ir tiesiog pajungiu timerį on. Tada turime dar mūsų tualetą tokį minimalų, kur galite apsiprausti, išsisaugoti. Ir iš namų pusės tai kaip ir viskas. Ką jums reikia žinoti, tai radiatorius, kad būtų pajungtas pas jūs. Ir tada galime apsirengti ir eiti pagaliau į lauką, kuriame mes matome automobilį. Ir kaip galvojau, kad pradėsime Winter karą be jokios mašinos, pasirodo, kuriejas visai kitaip numatė. Ir mums duodavo tokį monstriuką pradėti. Aišku, biškiai aprūdėjęs, bet kai nemokamai nesiskundžiame. Ir kaip pradėti mums visą važiavimą, ką jums reikia žinoti, nes dabar matote, viskas yra aprasoję, užledyje. Tai visų pirma, ką jums reikia padaryti, tai įsėsti į mašiną, ją užsikurti, kad jinai pašiltų. Ir pagrindiniai dalykai, ką jums reikia pajungti iš karto įsėdant, yra aušintuvai. Kaip matote, yra du valdikliai, yra temperatūra ir yra directionas. Tai su pelės mygtuku tiesiog pasidarome abu ant aukščiausio ir yra window heateris, kurį mes taipogi pajungiame ir po jo yra bloweris, kurį mes taipogi pajungiame ir yra jo 3 stadijos, tai pradinė, antras ir trečias. Tai galima ant aukščiausio pajungti ir visus šitus sujungiame, tiesiog palaukime, kad jinai užsikurtų ir tuo pačiu galite matyti laidą. Pačią pirmą dieną, kai tik išėjau Winter karas, aš buvau pajungęs streamą ir buvo žmonės, kurie mąstė, kad šitas mašiniukas yra elektromobilis dėl šito laido. Čia šitas laidas, ką jis reiškia, tai jisai yra, kad mums krauna akumuliatorių. Kiekvieną kartą, kai jūs grįžtate namo ir paliksite mašiną nakčiai, šitas dalykas jums padės, kad jūsų akumuliatorius nenumirtų ir neužšaltų. Prieš išvažiuojant paprasčiausiai prieikite šalia. Dešinį klavišą jis iš karto nusiema ir tada, ką mums reikia padaryti, nubrūžinti langus. Prieiname prie langų, matote, kai yra scrape window, tiesiog mes taip paspaudžiame ir sukame ratus. Nereikia taip daryti, reikia tiesiog sukti ratus, savo visus langus nusivarote ir galite važiuoti. Atsėdami į mūsų mašiniuką ir važiuojame, parodysiu aš jums biški miesto. Galima blowerį biški pasimažinti. Aišku, prisisegam diržą, nes dabar, keliai, kaip žinote, slidus. Ir šitas mašiniukas yra priekiu varomas, tad pradiniai mašinai labai tikrai palengvino kūrėjas, nes Kores ir Vet yra galų varomas, tad su juo bus tikrai sunkiau, nors ir šitų būna, kad tikrai užmėto tave. Įvažiuojame į miestą ir galime užsukti pas mūsų amigo teimo, bei žaidimas jums automatiškai paskirs, kokį lygį jums duos kuro. Galite pradėti žaidimą ir pas jūs beveik kuro iš vis nebus, galite pradėti ir su pilnu baku. Tai yra toksai random dalykas, kurį jums pats žaidimas duoda. Ir kaip matote, pas mus teimo nebėra, o atsidarė pilnai naujas baras. Užeiname į namus, iškart matote, kad mes prakaituojam, galime nusimti mūsų drabužius kol kas. Čia visai šilta pas jį turėtų būti. Čia vietiniai kaimiečiai vis dar sėdi. Toliau pardavinėja visus tos pačius dalykus, cigaretės. Kiek tais jisai išsiplėtė
įdėjo čia pūlą, toksai visas dalykas, tiek ir beliko ištėjimo. Ir jeigu dar iš vis nesate žiūrėję jokių videosų apie Wintercarą, tada galite pamatyti, o tai kur yra produktai, kur galima viską nusipirkti. Bet biškai išvažiavus iš miesto atsirado didelė nauja parduotuvė, kuri taipogi yra sujungta su degalinė. Kol kas dar kuro pistoletai yra tik tai šitose dviejose pusėse. Kitų dar kuriejas nesudėjo ir mes sustoję užsipilti degalų, atsirado tokia sistema nauja, su kuria dabar galima atsisakyti to pačiu ir banko kortelę. Tai banko kortelės, tai naujas dalykas, kurį dar parodysiu, kaip tai veikia. Viską, ką mes darome, tai prieiname prie šito, jeigu norime susimokėti pinigais, tiesiog įdedam mūsų popierių, tada pasijungiame, kad mums veiktų, pasirenkame, kurią pusę mes naudojame, mes šiuo metu naudojame šitą. Paspaudžiame vienetą ir galima eiti naudoti. Ir šitas mašiniukas naudoja benzą, tad žinokit, prisiminkit tai. Pasiėmame mūsų benzą ir spaudžiame kairį klavišą ir užsipilame mes kurą už tą 100 eurų, kur mums davė. Bei žinokit, jeigu jūs susimokėsite pinigus ir net tą pistoletą pasimsite, iš jūs tiesiog atims pinigus ir jūs neužsipilsite, kurio reikės per naują mokėti. Ir tada kitas variantas yra banko kortelė, kuriame mes prieiname, įdedame mūsų kortelę, pasirinkame sumą. Nu, aš dar kažkokį 100 užsipilsiu ir tada mums reikia įvesti PIN kodą. Ir tada galvojate, koks galėtų būti PIN kodas. Taip yra padaręs kūrėjas, kad tiesiog pirmąjį kartą, kai tu panaudosi savo kortelę, kokį tu kodą suvarašysi, toks taip pas tave ir bus. Pavyzdžiui, dabar aš surašysiu 1, 2, 3, 4, jį įvesiu ir viskas. Mano kortelės kodas bus 1, 2, 3, 4. Opa. Pasiėmė mūsų kortelę, pasirenkame mūsų pirmąjį numeriuką. Tai šitas dalykas irgi žinokite, nesurašykite bet ko, kad paskui neprisiminsite. Pirmą kartą, kai jūs panaudosite kortelę, surašytas numerius, toks ir bus jūsų PIN kodas. Ir matote, kaip aš dabar sumokėjau 100 eurų iš banko kortelės ir pas mane kešas vis tiek liko tas pats, o nenuėmė man nieko. Dabar, kur rodo jums kešas, tai grinai yra grynieji pinigai, kuriuos jūs turite. Jūs dabar turite kešo gal kokius 2000 ant savęs ir to pačiu gal kokį dar 1000 korteliai. To pačiu aš irgi parodysiu, kaip reikia į tai susižiūrėti. O dabar užeiname į mūsų naują parduotuvę, kuri dirba 24 valandas per dieną. Jeigu žiūrėjai, iš karto matome, kaip fancy yra viskas padarytas. Mes galime, čia yra pusė restoranas, pusė parduotuvė, kurią naisime. Ir to pačiu yra bankomatas, į kuriuo mes galime ir pasižiūrėti mūsų informaciją. Įsidedame kortelę, įsirašome mūsų PIN kodą, tada spaudžiame mes kairę pusę, kol kas dar nėra angliškai surašę. Ir tada mes matome visą mūsų informaciją. Tai mes turime beveik 2000 eurų, kas visai, neblogai yra. Ir tada čia yra mūsų visokia detališka informacija, kur mes išleidome pinigus. Bet žinau, kad mes dabar esame bedarbiai. Keistai atrodantis žodis, tai yra pinigai, kurias mums moka tokia bedarbio pašalpa. Paskutinis yra nuosto, tai aišku, čia degalinė, kuriai mes ką tik užsipylėme. Ir taip galite pasižiūrėti, galite ir nusigryninti. Ir grinai šalia bankomato yra šita lenta. Pirmasis tai yra jau mūsų koris ribetas, kuris yra pardavinėjimas. Kažkoks žmogus tai pardavinėja jį, užrašė tokį lapuką ir jam reikia pasiskambinti su tokiu numeriu. Tai šitą numerį įsiminkite, nežinau, įsisaugote, nusifotkinkite. Aš paskiau grįžęs namo irgi paskambinsiu, parodysiu, kaip jums gauti tą korisą. Tuo pačiu šalia yra siūlomas darbas, prie kurio aš kitą jau vaizdo įrašą prieisiu. Ir padešinę mes turime mūsų marketą. Kaip matote, jisai toksai biški tuščiai atrodantis. Jis tiesiog yra produktai iš teimo perkelti į čia. Visi tie patys iš Summer Caro, tai čipsiukai, visokios mums reikalingos mašinai detalės. Tik yra naujas dalykas kaip laikraštis, kurį galime pasimti. Galime dar pasimti aliuką vieną. Tuo pačiu dabar atsirado nauji energetiniai gėrimai, galime irgi porą jų pasimti. Visi tie patys dalykai yra leikia iš maisto pusės. Galime pasimti porą picų, biški sosidžio. Matosi, kad mes dabar prakaituojam taip visai normaliai čia viduje. Ir tada mes ateiname prie kasos. Kaip matome, turime mes laukti, kai ateis moteris. Taip, neskubančiai ateina, susimokame savo prekes. Dėkui, amigo. Biški paliksiu čia, tikiuosi nepaimsi, ne? Ir dabar, kaip matote, yra pačiam viršuje po kairę problema. Kas yra problema? Aš nežinau. Aš nežinau, kas yra problema, bet žinau, kad tai galima numalšinti su alkoholiu. Kuo daugiau išgersi, tuo ją labiau nuimsi. Matosi, aš pavalgiau, man problema dar pakilo. Kodėl tokį dalyką įdėjo, nežinau, bet kiekvieną kartą pavalgius ar atsigėrus, jums problema vis kyla. Tuo pačiu maistas, kurį mes matome viršuje, galime mes jį užsisakyti ir nueiti pavalgyti restorane. Paprasčiausiai tiesiog ateikite ir tada jums reikia palaukti, kol kažkas ateis. Kol nieko nėra, jūs neužsisakysite nieko, reikia palaukti, kol ateis šitas vyrukas. Taip. Aš pasimčiau savo pizzą, su kairiu klavišu pasiėmame pizzą, susimokame. Turime savo numeriuką, galime nueiti prisėsti, palaukti, kol jisai mums atneš. Galime nusirengti čia mes, kol mes įsidėsime. Kaip matau, restorane tikrai šilta nėra, mano temperatūra beveik nukrito. Kol laukiame mūsų maisto, amigos, parašykite komentarus, kaip jums Wintercaras. Ar jau bandėte žaisti, ką jūs manote. Pagaliau po tiek laiko jisai jau išėjo. Opa, amigo. Dėkui, atnešė mums pavalgyti. Turime mūsų pizduką, suvalgykime. Čia netgi pagal gabaliukus ją valgo. Viso suvalgėme, problema užkilo.
Nieko, mes ją greit numalšysime. Atsiprašau, amigos, pas jūs biškį čia primėtysiu. Va, galbūt ten užšaudysiu. Aišku, galbūt negeriausias dalykas man dabar prigerti ir sėsti prie mašinos žiemos metu. Susirenkame mūsų visus daiktus ir galime važiuoti atgal namo. Gerai, dabar mes grįžę namo, aš parodysiu, kaip jums gauti Koris ir Ivetą. Tada įsisaugoję numerį iš parduotuvės, ateiname prie mūsų telefono. 0860. O, duoda mums žinoti, kad jis dar pardavinėja mašiniuką. Tai ar kalba. Išsikalbėk. Aha. Ir galvojate, kur jisai yra. Tuo pačiu jums map'e bus dabar nurodyta Car for Sales. Dabar mes čia gyvename, čia yra mūsų tėvų namai. Tai iš mūsų mums reikia tik tais važiuoti grinai tiesiai. Reikia važiuoti tiesiai, čia pasukti į dešinę. Ir jis turėtų būti, jeigu iš mūsų namų važiuojant, galime mes tada apsirengti ir važiuoti. Varome mes tada, užsikursime mūsų mašiniuką ir pradedam kelionę pas mūsų Koris ir Ivetą. Čia iš namų mes pasukame į dešinę. Oi. Nu momentais būna jis sunkiai paėma posūkius, tada reikia biškį priprasti su juo važiuoti. Tada privažiavę prie pagrindinio kelio, pas mus į kairę gaunasi link Teimo važiuoti, mes tiesiog sukame į dešinę ir grinai važiuojame tiesiog tiesiai. Ir mes visą kelią važiuojame tiesiai ir tik tais ant galo bus į dešinę pasukti, paskui parodysiu. Amigo! Su rogutėm Teimo lekia. Normaliai, vos nepartrenkiau dar tavas, amigo, atsargiai. O kas čia per pjokas? Normaliai gyvenimas čia vyksta pas jos. Be striukutės, bet nieko, alkašas eina, o jezu. Bet apie patį žaidimą tai tikrai jis dabar toksai dar yra, kaip pasakius, toksai dar skystas. Jame dar yra daug bugų, daug kas yra dar nedadėta. Bet Winter Caras nėra net savaitės išėjęs, o jisai jau pykino ant 20 000 žaidėjų. Summer Caras per visą laiką tik tais tiek yra pykinęs. O tiek net savaitės dar nepraėjo, o jau Winter Care tiek žaidžia. Tai tikrai yra smagu matyti tokį aktyvumą ant šito žaidimo. Tai šitas žaidimas tikrai turėtų daug potencialo turėti. Šiaip kaip šitas mašiniukas yra prieki varomas, tai tikrai dar neblogai jisai laikosi, aš galvau biški blogiau bus važinėti su juo, bet visai jisai neblogai atsilaiko, tai vis toliau jums tiesiog reikia tiesiai važiuoti. Ir dabar privažiavus prie sankryžos, kur matosi tas senas garažas tvarkymo, pasukite į dešinę, grinai jisai bus, man atrodo, turėtų antras galbūt būt namas, nu jis jau va čia kažkur po kairę turėtų būti, ne šitas, dar toliau reikia važiuoti. Amigo! Kas čia? Alio. Tik va čia tiesiog pirmas sniegas iškrenta, žmonės jau nežino ką daryti. Nu taigi tu galėčiau bandyti per šoną pražiūrėti, bet bijau rizikuoti, aišku. Traukis, amigo. Nu čia tai geras fruktas jis yra. Traukis tu tik tais. Kai pamatysite geltoną namą, bus, man atrodo, iškart po kairę jisai. Kažkuris čia turi būti. Ai, va šitas turi būti namas. Šiaip yra čia originalus namas iš Summer Caro, kur reikia vežti medį. Matosi, jisai stovi, laukia, amigo. Pagal viską turėtų čia būti mūsų Koris ir Ivetas. Taip. O, žiūrėk, jis dar atgal sveikinasi. Ir va, pasiskambinę, nuvyksite pa šitą. Yra netgi detalių, biškiai yra pats blokas pagrindinis, kuris yra. Yra keletą čia biškiai tokių detalių davėsių. Tik tais tiksliai nežinau, kaip reikia mus nusigauti atgal namo. Gal reikės iš tėvų traktorių pasimti, jeigu jis dar yra. Gerai, kiek tu nori už jį, amigo? Kaip man jį nupirkti? O, jis nori 500? O jezau, pėjų. Viskas. Ir dar galime jiems atvežti paskiau dar malkų. Ir viskas, amigos. Koris ir Ivetas yra jūsų. Jis kainuoja 500, sumokite jam pinigus. Galite jį bandyti išsivežti. Kaip tiksliai reikia tai padaryti, aš dar nežinau. Greičiausiai tiesiog reikia su traktorium gal pas tėvus nusivežti. O ką, amigos, tiek šiam vidosui, kiek žinojau informacijos apie Winter Caro pradžią, tiek jums ir pasakiau. Tikiuosi atradote savo kažką naujo. Eikite, kaifuokite nuo žaidimo. Žaidimas tikrai turi daug naujų dalykų. Laukite daug naujų Winter Caro vidosų. Apžiūrėsime visus darbus, visokius detalės. Toliau pradėsime rinkti mašiniuką ir taip toliau. Jei patiko vidosas, nepamirštam spausti laiką, subscribe ir tada, kaip visada, susitiksime naujose vidose.